pirmiausia, išlipus iš mašinos, pavyko užuosti labai stiprų, greičiausiai mazuto kvapą, kuris tikrai nuodija ne tik sporto sirgalius žiūrinčius futbolo varžybas, taipogi besitreniruojančius, bėgiojančius mišku. Ir niekaip kitaip negalėtumėm pasakyti, kad čia gali vykti sveikatinimosi procesai. Taip, jie gali vykti be jokios abejonės, tačiau šitie kvapai ir šitie pramonės magnatai, tiek valstybės įmonė, tiek privataus sektoriaus įmonė tikrai neprisideda prie gerų sąlygų. Įvairiausi automobilių aksesuarai, padangos, panaudotos taros. Galima prisiminti ne tik Klaipėdoje, matyti ir visoje Lietuvoje ir pasaulyje aktualią problemą piešybą, sakykime, piktavališką piešybą ant pastatų. Taip ir Klaipėdos centrinis stadionas futbolo, matot, sienos tikrai ne pačio geriausio vaizdo. Kodėl? Tai apie centrinį miesto stadioną negalėčiau pasakyti ir matos, kad tikrai šitos vietos senai yra peržiūrėtos. Čia gal, sakykime, yra centrinio stadiono galinė fasado dalis, kur mūsų miesto viešosios tvarkos pareigūnai vargu bau ar apsilanko. Ir šiandien dienai, ką mes matome, čia tikrai ne pats geriausias vaizdas, jisai yra taisytinas. Esam šalia Klaipėdos miesto centrinio futbolo stadiono rezerviniai aikštėj, gal išsenai žinomai kaip rezerviniai Žvyro dangos aikštėj. Matome futbolo vartus, niekas dėl pasibaigusio sezono nebesportuoja. Ir sudėtinga pasakyti, ar iš vis kažkada kažkas čia bekultivuos šitą sporto šaką. Žolės aikštė, kad centrinio stadiono natūralios dangos treniruotėm negadint, tai galėtų būti numatyta tvarkymas jos. Esame pietinėje miesto dalyje, viena iš labiausiai apgyvendintų teritorijų, dirbtiniai futbolo dangoj. Situacija, patys matom, kad yra taisytina. Danga vietomis tikrai apgailėtinos būklės. Aptvėrimai taip pat yra prardyti, todėl tikrai manyčiau, kad tai būtų tikslinga rasti lėšas dabar esantiems dangos pažeidimams sutvarkyti, atnaujinti dangą, kad toliau neplistų ir tos taisytinos vietos neaižėtų, kad būtų galima normaliai treniruotis, nereikėtų treniruotis iš pločio aikštės, bet būtų galima naudoti visą ilgį. Šią vasarą būtent Mindauginių vykusiai šventei per valstybės dieną įrengiau tokį, sakykime, futbolo vartus, taip pat buvo Europos futbolo čempionatas. Iš tikrųjų, ta intencija, tai buvo labai aktualu. Ir šitą kiemą, kaip bebūtų keista, tikrai suvažiuodavo ne tik iš artimiausių kiemų jaunimas žaist futbolą, atvažiuodavo ir iš ano miesto galo, matydavom ir su dviračiais. Tai rodo, kad tai yra aktualu, kad tai galėtų rastis didesniuose žaliuosiuose plotuose